Esminis dalykas, kad moksleiviai nori būti išgirsti, jie nori, kad jų nuomonė būtų svarbi, jie nori įsitraukti mokyklos kūrimo procesus, jie nori įsitraukti savęs kūrimo procesus. Ir tam, man atrodo, yra du labai svarbus ratai. Vienas dalykas yra empatijos ratą sukurti, nuosekliai sėsti ratą ir kalbėti su moksleiviais apie tai, kaip jie jaučiasi, padėti jiems pažinti savo vidinį pasaulį ir suprasti, kokie poreikiai tenai vyrauja, padėti jiems patenkinti tuos poreikius. O antras ratas yra įtraukties ratas. Vadinasi, jeigu mes darom prielaidą, kad mūsų Lietuvos demokratija kuria žmonės baigia autoritarinės mokyklas, tai mes galim tai pakeisti, kviesdami ratą, į kurį galim atnešti vos du dalykus, idėją arba problemą. Ir sudaryti sąlygas moksleiviams nuosekliai, kartą į savaitę, bent jau kartą į mėnesį tai daryti būtų, man atrodo, labai svarbu, ugdant tą pilietiškumą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius. Ir moksleiviai iš tikrųjų, jie tiek daug žino, jie tiek daug supranta ir jie tokie iš esmės yra nugalinti mokyklos sistemoje, kad labai gaila. Svarbu akcentuoti dalyką, kad mes turim ne tik mūsų supančio pasaulio klimato krizę, bet ir vidinių pasaulio klimato krizę. Ją reikia pripažinti ir reikia ieškoti būdų, kaip ją spręsti. Matyti, civilizacija yra lenktynės tarp švietimo ir katastrofos. Ir jeigu mes apsidairytumėm ir pamatytumėm, kiek čia tuščių kėdžių, tai nežinau, gal ta fronto linija tokia tuštoka. Gal aš tikiuosi, kad šitas renginys tęsis ir su metais čia bus sklidina ir žmonės nebetilps ir čia mes galėsim tikrai pradėti spręsti ir tą vidinių pasaulių klimato krizę. Tai o šiaip tai jau nuo 90-ųjų ir Meilė Lukšienė jau tokius gražius dalykus kalbėjo, bet vis dar mes toj pačioj paradigmoj nepasitikim žmogaus prigimtiniu noru mokytis, augti ir mes jį per bausmę ir apdovanojimą bandom stumti kažkur, kur nežinom kur, matyt patys.